Sveiki, esu Martina, interjero architektė iš studijos Lapukas ir Pieštukas. Šiandien lankausi Termopalo salone, kur pristatysiu Jums naujienas. Šiandien noriu pakalbėti apie Fliderio plokštės. Tai nėra naujas prekės ženklas Termopalo salone, tiesiog šiuo metu jie yra atsinaujinę Fliderio kolekciją ir noriu Jums šiek tiek apie ją daugiau papasakoti, nes mano projektuose šios medžiagos bus taip pat labai aktualios. Tai pirmas derinys, kurį norėčiau parodyti, tai yra neutralių spalvų, vis dar madingas ir neišeinantis iš mados, neutralus interjero tonas. Tai sakykime, būtų galima rinktis tokiam projektui keletą plokščių. Čia esu paruošusi vieną iš tokių derinių. Neutralus interjeras, prie kurio galima derinti ir kitas ryškesnės interjero detalės. Taip pat vienas aktualus dalykas, kurį norėčiau paminėti ir norėčiau išskirti. Vis daugiau užsakovų kreipiasi į mane su prašymu sukurti kažką drąsesnio. Tokį projektą, kurio dar jie nėra matę. Dėl to labai džiaugiuosi, kad Flideris gali pasiūlyti štai tokias medžiagas, ryškesnės, įdomesnės, kurios gali būti naudojamos ne tik tais individualių namų projektavimui, bet ir komercinių patalpų įrengimui. Na, pavyzdžiui, ofiso arba odontologijos klinikos įrengimui.